automobilis, bet aš jam nelabai galiu kuom padėti. Ir va taip netikėtai persikeliam į traliuko reikalus. Tokie įdomesni dalykai čia vyksta. Turim va tokį va vaizdą. Nu ką, čia toks įdomesnis variantas. 496 tūkstančiai ant skidelio, o spinoj 336 tūkstančiai. Dažniausiai tai būna, kai keičia spidometrą ir nepririšinėja. Kartais spidometras rodo rydą, bet netikslę. Tai čia vat, šitas variantas greičiausiai toks ir bus, kad tikroji rida yra 336 tūkstančiai, o ant skidelio yra netgi didesnė rida. Tai verta iš tikrųjų tikrintis kompiuterių automobilio diagnostiką daryti prieš perkant automobilį, kad sužinotumėt va tokius dalykus, kurių, pavyzdžiui, visokie informaciniai portalai, kur parduoda informaciją apie automobilį, gali ir neparodyti. Taip, turim 2.11, vat ant tokio faino donkrato orinio nusipirkau, visai pagelbėja kasdienybei. Ir keitėm žibinto ksenono blokelį, kadangi neužsidegdavo. Plius, kaip matom, automobilis yra biški pabučiuotas. Tai dar pakeičiau ir parkavimosi daviklį. Aišku, jisai ten nebaisiai gerai laikosi, kadangi bučkį gavo. Na, bet yra kaip yra. Tai dabar turėtų bent jau parkai veikti ir žibintas. Bamperį tai jau reikės pasikeisti pilnai, nes trūklias. Ir aišku, būtų gerai ir pasikeisti laidyną parkavimosi daviklių, nes nelabai tenais viskas gražiai atrodo. Taip, šiek tiek apsibardakinau čionais begaminant raktą. Turim spyną, kuri atkeliavo iš Klaipėdos nuo automobilio, kuriam buvo pamesti visi raktai. Automobilis buvo pirktas aukcione ir atkeliavo be raktų. Tai jau esu pasidaręs raktelį naują, tai yra 212 klasėje, 2011 metų berods. Dabar prasitestuosim. Tai įkišam raktelį į spyną. Taip. Stebim, kad statusas yra on. Pasukam pirmą padėtį. Kadangi spyna nėra pajungta prie automobilio, tai car status 1 bus nematoma varnelė. Jungiam degimą, 15 užsidega ir kuriam. 50 užsidega. Tai viskas, turim raktelį paruoštą. Raktas keliaus su spyna atgal į Klaipėdą. Spyną įdeda į automobilį, užsivedam ir važiuojam. Nu ką, šiandien turim va tokį va busą. Visas toks va gražus. Ir turim ABS ESP klaidų milijoną ant skidelio. Problema yra viena, kad uždėjo autopiloto rankenėlę klientai ir blogai uždėjo vairo rytę, nes dabar matom rodo 360 laipsnių. Tai reiškia, ratai stovi tiesiai, bet vairas yra 360 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę pastatytas ne taip, kaip turėtų. Tai dabar naudosim stebuklingais įrankiais, nuiminėsim vairą ir atstatinėsim vairo rytę. Tai ką, adaptuojam CLA Shooting Brake pavarų dėžę. Klientas skundėsi, kad šiek tiek skaudžiai jungia pavaras, tai darysim dabar pilną adaptaciją. Ką šiandien darysim vieną iš mėgstamesnių mano darbų. Tai keisim vairą į faceliftinį, GLK 204. Tai šitą vairą dėsim į va tokį vairą. Tai reikės šitą nusimontuoti, pasidaryti elektronikos darbus. Ir reikės dar automobilį pasidaryti diagnostiką, nes kažkas tai su vairo stiprintuvu dingsta. Greičiausiai, kad bėdas ne vairo stiprintuvė, o kažkur kitur. Na vat, turim jau sumontuotą vairą. Viskas kaip ir ok, tik tai man atrodo, kad šiandien tas airbagas yra ne nuo šito vairo. Na bet nieko. Esmės nekeičia, viskas kaip ir veikia.
Mygtukai, šonus, aukštyn žemyn, viskas ok. Dabar reikės tik tai pasijungti kompą, nusitrinti airbego klaidas, nes buvo vairas nuimtas, ir pasižiūrėti, dėl kogi čionais gali neveikti kartais vairas stiprintuvas. Na vat ir išlinda problemėlės ir va taip maskatuoja visas greičio strėlytės, sūkių strėlytės ir vat meta visokias girliandas ant skydelį. Kaip ir radau problemėlę, tai problemėlė yra su centrinė magistralė, kuri nemato informacijos iš automobilio. Taip, šiek tiek panikuoja ML 104, atstatinėjom originalią variklio valdymo programą. Kažkas tai nepatinka, nes ant laisvų sūkių rodo, kad minus 47 kg kūro, tiksliau oro, yra suvartojamas automobilyje. Tai atsistatysim į originalę, žiūrėsim, ką rodo. Na ką, šiandien turim tokį vat įdomesnį variantą. 205 C klasė. Turim skydelį iki faceliftinį. Tiksliau faceliftinį, bet paprastos komplektacijos, ne pilną LCD. Tai jį pakeisim į vat tokį pilno tipo LCD ekraną. Tai ką, paimam ir demontuojam šitą ir dėsim šitą. Va, įdėjau skydelį. Iš esmės matosi, kad tai buvo iš elektrinės versijos įdėta, bet reikės viską perkoduoti, kad galėtų būti vietoj elektrinių galios parodymų sūkiai. Tai jau kompas paruoštas ir darom šitos dalykus. Ir va, turim galutinį variantą. Rida pririšta, viskas sudėta savo vietose tvarkingai. Viskas veikia kaip priklauso. Ką, rytas prasideda nuo problemų. Tai gerai, kad problemos ne pas mane, o tik pas klientą automobilį. Atkeliavo su tokiais reikalais, kad automobilis kas kažkiek tai 100 km pradeda daryti regeneraciją. Nors DPF čionais nebėra. Regeneracija kartais nuo karto vyksta. Tai dabar ką darysiu, atsistatysiu į originalią programą variklio ir reikės iš naujo programuoti DPF išjungimą. Ok, turim jau 212 užkurtą su išprogramuotu DPF. Viskas kaip ir pavyko tvarkingai. GR-as irgi išprogramuotas. Beliko tik tai testuotis, iš tikrųjų važinėti. Pasižiūrėsim dar, kas čia su kūro sistema. Ar yra kažkokių tai niuansų. Tai labai užknisa šitie variklio kompai, kad norint užeiti gyvus parametrus purkštukų, reikia užgesinti automobilį, palauk, kol persikraus kompas ir tik tai tada leidžia pasitikrinti purkštukus. Tai, nežinau, toksai įdomesnis variantas, nes seniau su senesniais automobiliais nereikėdavo šitą daryti. Tai palaukim, kol persikraus kompas variklio ir tikrinsim purkštukų korekcijas. Su kompiuteriu purkštukų korekcijos yra patikrinimas tai toksai, sakykim, labiau apčiopom, negu kad ten labai kažką konkrečiai galima pamatyti. Korekcijos dažniausiai indikuoja tik tais, ar yra išsimėtymai tarp purkštukų. Bet tarkim, jeigu visi purkštukai blogi, tai visur rodys korekcija 0. Tai irgi, jeigu vienas kažkuris purkštukas miręs, tai jo, galima kažkurį išskirti. Tai kaip matau, visų korekcijos apie 0. Variklis kaip ir dirba neblogai, tai nematau jokio poreikio prisikabinti prie kažko. Tai vat, tokie dalykai su 212 kartais tenka vat, irgi perdarinėti programas, kai prieš tai būna jos darytas kažkur kitur.
Yra tekę ir savo perdarinėti, yra buvę ir pas mane klaidų, bet kas nedirba, tas neklysta. Tai vat, dar bendrai prasiskanuosiu automobilį, pasižiūrėsiu klaidas, jeigu viskas ok, tai turbūt galima bus jau ir atiduoti mašiną. 203 kupė ir turim tokią problemėlę. Kaip matom, yra centrinė konsolė prasiardyta. Ardoma jinai jau ne pirmą kartą, jau kaip matom, buvo pavarų perjungimas svirtis restauruota, ar iš roto dėta kažkokia tai. Tai išardžiau visas šitos dalykus ir restauravau pavarų svirtį. Kadangi nebemėtydavo pavarų, neberodydavo kokia yra pavara skydelėje, tai visą šitą dalyką galima sutvarkyti, pakeisti arba atrestauruoti. Tai šiuo atveju apsiėjom restauraciją. Jau buvau prieš tai pasijungęs šiek tiek, pasižiūrėjau, ar viskas veikia, tai reikės dabar tik tai viską sudėti atgal. Ką pastebėjau, tai dažnas atvejis iš tikrųjų, kai ardo žmonės panelę arba netgi centrinę šitą tunelį ir lieka va tokie dalykai kaboti. Juos išlaužia tiesiog nežinodami, kaip atsukti visą šitą dalyką. Tai čia vat yra varžtelis ir jį pasukus tiesiog atsikabina nuo tokio pipsiko, tiesiog atsikabina šitas dalykas ir nereikia kažkokių tai jėgos manipulacijų. Na, bet čionais jau yra post factum, viskas padaryta buvo jau iki manęs, sakykim taip. Tai dabar tik tai beliko viską sudėti atgal. Na ką, išvažiavau prasivažiuoti su CQP. Viskas surinkta, viskas savo vietose. Rodo, kokia yra pavara įjungta. Tai yra drivas, neutralas, atbulinis ar parkingas. Prasivažiuosiu kelis kilometrus, pasižiūrėsiu, ar nėra kažkokių tai anomalijų. Na, bet kol kas tai liktais viskas pavyko. Na ką, per anksti apsidžiaugiam. Važiuojant maždaug 60 km per valandą greičiu ir švelniai spaudžiant gazą pulsuoja apsukas. Tai reiškia, kad turime pūslės gedimą. Pūslė jau praslidinėja, sakykime, nesusikabina iki galo ir ją reikės restauruoti. Aišku, tai nėra susijęs su pavarų svirtės remonto, bet reikės pasakyti savininkai, kad neuždelstų, nes jau yra pirmieji simptomai, kuriuos reikėtų atsižvelgti. 106 gėlas ir jam darysim variklio programos atstatymo procedūrą. Automobilis keliavo per servisus ir vis nerasdavo, kame bėda, kodėl dingsta trauka. Išprogramuota viskas, kas įmanoma, turbūt visi GR, DPF, AdBlue, bet vis tiek mačiau, yra AdBlue klaida kaba automobilio variklio kompiuteryje. Tai reikės iš naujo viską padaryti, statysim originalią programą ir tada žiūrėsim, jau nuo to atsispirsim, kokie mūsų tolimesni veiksmai bus. Tai jau turiu pasikėlęs automobilį, tokį donkratą nusipirkau, kad nereiktų pumpuoti rankytėm. Tai viskas oro, kultūringai. Keli rankiukai reikalingi išsiimti variklio kompui. Tai susiminėjau ratą ir bandysim atstatinėti programą. Ok, atstatinėjom originalią programą. Jau yra 1%, tai 3 failiukai, reikia atstatyti juos ir žiūrėsim, kasgi ten toj programai taip skiriasi, negu prieš tai buvo daryta. Ok, programavimus baigiam. Beliko tik tai nusileisti automobilį. Visai patogus daiktas. Nereikia ten pumpuoti, taikyti kažko labai. Visai tvirtai ir pakankamai patogiai dirba. 205 atkeliavo su tokiais poreikiais. Pirmas dalykas tai dega check engine'as, NOx davikliai.
pasirinko klientas AdBlue sistemos išprogramavimą. O dar vienas dalykas, tai galinių parkavimosi daviklių, sakykime, pipsėjimas. Tai nepakankamas garsas buvo ir dar įjungiau pastovų pipsėjimą, tarkim, įjungus galinę pavarą, važiuojant parkavimosi davikliai pradeda iš anksčiau pipsėti. Tai tą jau įjungiau. Va, matom, po biškį. Ja. Taip pat šiek tiek garsiau padariau visą šitą pipsėjimą. Tai buvo 80% garsumo, dabar 100% garsumo. Tai vat, šitos dalykus galima padaryti ir kitiem modeliam. Berods 2.12, gal netgi ir 2.11 galima šiek tiek pakoreguoti šitos dalykus. O dabar eisim tada prie AdBlue sistemos šalinimo ir išprogramavimo. Darom regeneraciją DPF filtrui, kadangi šiek tiek automobilis pastovėjo, tiksliau nepastovėjo, o pasivažinėjo su check engine lemputė, tai šiek tiek ir pasikimšo DPF filtras. Tai matom 107% užsikimšimas ir regeneracija vyksta. 547 laipsniai, DPF filtras kaista ir po biškį prasidės jo valymas. Na vat, pamažu krenta procentai ir DPF filtras valosi. Tai manau, kad viskas pavyks ir galima bus jau atiduoti automobilį. Na ką, turim išsivaliusi filtrą, 1% užterštumo ir tiek, automobilis paruoštas. Taip, atstatytas dar vieno 204 variklio bloko programinė versija atstatyta. Buvo DPF-as neišprogramuotas, o iškoduotas, EGR-as kažkas bandyta programuoti, tai kažkaip taip padaryta, teplep. Viską darysim nuo nulio. Ir reikės padaryti vairo užrakto emuliatorių. Tai yra, demontuosim vairo užraktą, statom vairo užrakto emuliatorių, kad nebūtų problemų su šitais dalykais. Nes visi žinom, kad 204 pagrindinė bėda pas juos yra vairo užraktai. Taip, pradėjau kaišioti kontaktus, kad nuskaityti variklio kompą. Ir kaip matom, va tokį turim stebuklą. Kažkas tai labai smarkiai norėjo uždėti jungti, taip smarkiai, kad net suglaudė 2 kontaktus. Na, pabandysim šitos kontaktus atlenkti atgal, bet čia tikrai taip neturėtų būti. Taip, toks labiau neįprastas vaizdas, pas mane ant keltuvo. Nors tokių darbų nedarau, bet kadangi kolega atostogauja, tai tenka daryti pačiam. Nusiėmęs esu pavarų dėžės karterį ir keičiam pavarų dėžės kompą. Tenais atgulė vožtuvų blokas, išimti vožtuvai. Kompas irgi yra išimtas, guli ir laukia dabar programavimo. Dėsim kitą pavarų dėžės kompą, tai tuo pačiu padarysim ir aptarnavimo dėžį. Dabar kas vyksta, tai kaitinamės pavarų dėžę iki 42 berods laipsnių ir pasidarom lygį pavarų dėžė. Yra dabar užpildyta pavarų dėžė maždaug iki pilno maždaug. Supyliau dabar 9,5 litro berods. Pilnai buvo nuleistas skystis ir reikia susišildyti pavarų dėžę, pasidaryti lygį ir važiuosim darytis adaptaciją. Kadangi pakeista plokštė, tai visa informacija bus nuo donorinio automobilio. Pasidarysim pilnai šitam. Taip, turim jau uždėtas visas karteris, padarytas lygis pavarų dėžėjai. Keitėm karterį pavarų dėžės, kadangi senas jau yra toksai visas traškutis. Iš tikrųjų,
šitoje vietoje man baisiausia yra, jau sluoksniuojasi. Tai paklausiau kliento, davė žalią šviesą ir pakeitėm karterį dar. O ką, grįžtam į 221. Pavarų dėžės adaptacija pavyko, padaryta, viskas ok. Ir dar pasidarėm, turbūt matėte prieš tai buvo lubų modulis išardytas, tai pasikeitėm šviesos daviklį. Šviesos ir lietaus sensorius, tai jisai buvo sugedęs, dabar jį pririšom, priprogramavom, viskas yra ok. Kaip ir problemos visos išspręstos automobilyje. Padarėm dar, kad rodytų, kiek yra kuro bake. Ir taip pat padariau, kad būtų Bluetooth audio aparatūra. Tai yra per Bluetooth'ą galima būtų klausytis muzikos. Taip pat, jeigu gerai matote, čia vat yra įstatytas mikrofonas. Tai šita Bluetooth įranga gali dar ir atlikti laisvų rankų įrangos funkciją. Tai tokie vat dalykai su šito automobiliu. Praktiškai iš mano pusės turbūt viskas ir lauksim, kol klientas jį pasiims. Taip, šiandien gavau paštu metu vat tokį raktelį. Žmogus atsiuntė, kad jį sutvarkyčiau, tai išlūžęs yra vienas mygtukas ir yra miręs korpusas. Tai korpusą reikės pakeisti ir reikės prilituoti mygtuką. Ir išsiųsim atgal klientui. Kaip matau, baterija sveika, tai o tokie darbeliai. Na vat, dar vienas įrodymas, kad rakto korpusui skilus, vat, galim gauti vat tokį vailoką viduje. Tai visa plokštė yra apdulkėjusi ir dėl to gali netgi pradėti neveikti raktas. Išvalysim, sutvarkysim ir pakeisim korpusą, kad daugiau tokių dalykų nebūtų. Na ką, skirtumas yra? Naujas korpusas ir senas korpusas. Skirtumas yra, manau. Raktelis veikia, sulituotas. Kaip matom, šitas mygtukas buvo neveikiantis. Dabar jisai veikia. Visi kiti mygtukai irgi veikia. Tai vat, raktelis paruoštas ir galim siųsti klientui. Taip, atkeliavo klientas su 211 ir problemėlė pas jį yra tokia. Tai rida skydelė yra tokia, o tech apžiūroje yra užfiksuota paskutinį kartą 366 000. Ir va tokią ridą matom spinoje. Tai reiškia, rida yra atsukta, tai klientas norėjo atstatyti ją į originalę, tą ir padarysim. Ir taip pat buvo problema su SRS bloku. Tai yra vairuotojo sėdynėje šoninis airbagas mesdavo klaidą. Tai dabar šitą dalyką sutvarkėm ir dabar padarysim dar ridą. Taip, ridą atstatėm, bet reikia dar numušti servisą. Atseit, kad biški praleista laiko, tai bandysim nunulinti dar iš serviso. Tai svarbiausia, rida yra atstatyta į originalę. Nu, kažkaip kaprizinas šitą mašiną su manim. Nunulinau servisus ir pasirodo, tai buvo paskutinė vieta serviso įrašui. Tai vat, turim pilną servisų įrašų knygą. Tai sakykime, kūrėm dabar kitą kompą ir reikės nunulinti, ištrinti senus įrašus. Na vat, turim 4 alyvų keitimus. Ir va tokia ryda. Veikimo laikas automobilio irgi sutampa. Tai viskas, automobilis paruoštas. Ant skydelio tik tai užsidegė viena klaidelė, nes programavom, bet nieko, šiek tiek padirbs, pasikraus akumuliatorius ir tiek bus čia tų bėdų. Na ką, turim šiandien šiokią tokią naujieną, jau galbūt ir šviežavo praeitame video šitas aparatas, o dabar pristatau, kad galim papildyti jūsų freono sistemą su freonu. Tai va, turim
naują bambaliuką freono ir turim aparatą vakuumavimui, ištraukimui ir pildymui. Aparatas pakankamai išmanus, gali nemažai atlikti funkcijų, pakankamai gilus yra ištraukimas pas jį. Tai kreipkitės, jeigu matote, kad atvažiuojate daryti kažkokius tai darbus, tai galite kreiptis ir dėl užpildymo freono jūsų automobilyje. Kol kas pildau tik tai R134A dujomis. Išsilaikiau sertifikatą, galiu pildyti visomis F dujomis. Tai vat, tokie dalykai, galite kreiptis dėl šalčio. Taip, klientas atvežė tokią jungtį. Jinai yra skirta 205 Distronikui. Nesvarbu, kad čia Volkswagen užrašyta, bet esmė yra, kad jungtis yra nauja. Bet ji dėja yra be kontaktų. Tai yra tiesiog plastikinė jungtis. Bandysiu sukonstruoti iš viso šito dalyko. Turiu jau pasiruošęs keletą laidelių galų, tai bandysiu sukaišioti. Laideliai yra visiškai nuo galinių berods parkavimosi daviklių kontaktai, tai tiesiog pabandysim sukaišyti ir padaryti iš viso šito dalyko veikiantį reikalą. 205 yra nutraukėta fiškė Distroniko, tai reikia visą šitą dalyką atkurti. Taip, radarą jau žmogus sudėjo į vietą. Jisai tenais, ten turi pasijungti fiškę, o čia va yra laidai. Laidai yra nutraukti, kaip supratau, tai reikės prie jų pajungti kiškutę, kurią pasigaminau. Nu, vat tokie reikalai. Atstatinėjom originalią variklio programą. R klasiai buvo čipuota kažkas tai daryta, tai dabar atstatinėsim originalią ir išprogramuosim DPF ir EGR. Kažkam pasisekė ne taip gerai. Tokie įdomesni dalykai čia vyksta. Gazas spaudė, nelabai kas vyksta. Ir toks įdomesnis. Taip, šioks toks update'as iš ML-o. Visos šitos problemėlės, dėl ko greitis iki 260 pakyla ir taip toliau, yra vienas dalykas, tai dėl pavarų dėžės kompo, jį reikės keisti. Plus nesimato automobiliui SP bloko. Visi laidynai eina šitom dviem didelėm fiškiam iš variklio skyriaus į saloną. Buvau atsijungęs, pasitikrinau kontaktus, viskas tenais švaru, gražu, tvarkinga. Pasitikrinau čionais, kan magistralių laidus, viskas švaru, gražu, tvarkinga. Esmė yra su ESP bloku. Tai va, ESP bloką užsakiau, kitą šrotinį ir bandysim jį sumontuoti čionais. Automobilis tikrai šiaip reikalauja nemažai dėmesio, kadangi tokį biškį pavargęs. Ir šiaip buvo nei tas rankas papuolęs, kaip pats savininkas pasakoja. Tai bandysim jį atkelti. Tai užsakiau ESP bloką. Pavarų dėžės kompas irgi jau keliauja, tai laukiam detalių ir reikės viską sumontuoti. Taip, šiandien atkeliavo iš Norvegijos variklio kompas nuo 104 GL ir jam reikės šiek tiek paprogramuoti GL-ui 320. Paprogramuoti DPF-ą ir berods EGR dar prašė. Tai pakuojamės ir nusiskaitinėjam failus. Taip, šiandien turim tokią duženą iš Amerikos aukciono ir automobilis nesikuria. CQP, C300 ir reikės išsiaiškinti, kame čia yra problemas. Na ką, pakankamai dažnas dalykas su laidynu, kai yra prikarpytų, prijunginėtų ir vėl nežino, kaip pridarytų laidų.
Tai va, turim starterio paleidimo laidą. Jisai čia kažkas jau konstruota ir tiesiog sujungtas su laidu, tiesiog prailgintas laidas, nelabai supratau, kam tai daryti. Taip pat čia vat irgi kažkas tai konstruota, pajunginėta papildomi laidai, kažkoks saugiklis, gal kažkokia signalizacija stovėjo. Tai nežinau, reikia viską šitą demontuoti. Ir problema yra, kaip ir visada, su 204 kompų kodais. Tai yra priekinis SAM blokas. Tai turiu kitą jau SAM bloką pasiruošęs. Tai tik tai susitvarkau laidus ir statau SAM bloką atgal į vietą kitą ir žiūrėsim, kas iš to gaunas. Taip, automobilis jau užvestas ir va tokią krūvą laidų pašalinau iš automobilio saugiklinės. Saugiklinė dabar sudėta kita, automobilis dirba, laidų ant skydelio nemeta su airbagais, meta tik tai dėl lietaus daviklio. Žiūrėjau, kad nėra jo laidų aplamai pajungimo, tai reikės turbūt ieškotis to laidyno. Tai tiek su automobiliu. Automobilis prieš tai atvažiavo su nedegančiom didžiąją daugumą lempų. Viskas dabar užsidega. Įjungiam. Visi žibintai veikia, viskas yra tvarkoje. Taip pat nedegė galinis kairys žibintas visiškai. Dabar, kaip matom, jisai dega. Buvo nudegęs galinis minuso laidas. Tai problema yra pakankamai dažna. Šitoje vietai, kaip matom, buvo sudegę. Tai tiesiogiai prilitavau prie plokštės minusinį laidą ir pridėjau jį prie kėbulo. Tai toksai sprendimo būdas, lyg ir ilgalaikiškesnis. Tai tokie va dalykai su šita C klasė. Tiesa, dar nedegė ir numerio apšvietimas. Tai va, numerio apšvietimas jau irgi dega. Tai va, tokie dalykai ir judam prie kitos mašinos. Na ką, nekreipkite dėmesį į mano purvinas rankas. Dirbu, o jeigu dirbi, rankas turi būti purvinas. Tai va, turim trečią versiją jau naujesnio tipo 642 plaučių galų. Tai yra įsiurbimo plaučių remontinis galas. Jisai yra dar labiau sustiprintas. Matom. Bandau suspausti ir nieks nelūžta. Jie yra daug tvirtesni, daug storesni. Kokybė, kaip matom, tikrai daug geresnė. Palyginimui čia yra antra versija. Ji irgi yra tvarkinga, viskas yra su ją tvarkoj. Šiek tiek kitoks raštas yra spausdinimo bet storumas viskas, stiprumas yra toks pats. Tiesiog naujas mėlynas yra su biški kitokia medžiaga ir biški kitaip spausdinamas. Tai vat, tokie dalykai, galit pas mane jų įsigyti ir jūsų įsiurbimo plaučių remontas gali būti visai sėkmingas su šitais dalykais. Na vat, pavyzdys, kur galima būtų pritaikyti šitą remontinę plaučių dalį. Tai vat yra 642 standartinė problema, irgi užtepliota hermetikais, silikonais, netgi guma yra perspausta, negražiai uždėta ir tiesiog yra sulūžę plaučiai. Tai atkreipkite dėmesį į tai. Su šituo remontiniu plaučių galu galite susitvarkyti šitą dalyką ir jūsų bus įsiurbimas nepraleidinės oro iš ten, kur nereikia. Tai vat, toksai visai neblogas sprendimas. Nerodžiau iš tikrųjų, kaip išėmiau va šitą va dalyką, bet esmė 207 C207 EQP atkeliavo ant raliuko su užstrigusiu vairo užraktu ir susuktais ratais. Tai turim va tokį va vaizdą. Salonį išsiardžiau, išsiėmiau
vairo užraktą ir montuosim dabar emuliatorių. Na ką, ir tiesos akimirka. Spaudžiu sąkambą, sudirba jau emuliatorius. Volia, automobilis užsikūrė ir jau galima jį eksploatuoti. Problema buvo su vairo užraktu. Jisai užstrigo uždarytai padėty ir tiesiog nebeįsijungia degimas, vairas yra susuktas ir vat tokias vat bėdas. Tai rekomenduoju šitos vairo užraktus pasikeisti į emuliatorius ir pamiršite šitas bėdas. Tas galioja 212, 207, 204 kėbulams, kurie turi mechaninę pavarų dėžę arba pavarų svirtį šitoje vietoje. Tie, kas turi pavarų svirtį prie vairo, šitas dalykas negalioja. Tai vat, judam prie kito automobilio. Taip, pamailas ir laukiam, kol šiek tiek užšils pavarų dėžė, kad pasimatuoti lygį pavarų dėžėje. Užpildėm, pavarų dėžės kompas pakeistas, viskas kaip ir užsiveda, viskas ok. Reikia tik dabar padaryti transmisinės skysčio teisingą lygį pavarų dėžėje. Taip, turim 204, jam padarėm DPF regeneraciją, buvo užsidegęs. Taip pat darysim, tai išprogramuosim droselinę sklendę, nes klientas nenorėjo jas keisti, tai tiesiog išprogramuosim. EGR išprogramuosim, padarysim AMG meniu. Yra problemėlių su ABS davikliu, dėja jo neužsimsiu, čia jau labiau mechanika darbas į juos keisti. Tai šitos darbelius pasidarau, dar pasidarau paskutinį režimą Eko start stopui, va šitam mygtukui, kad prisimintų. Ir tiek. Turbūt pasidarom šitos darbelius ir reikės paleisti automobilį. Jo, važinėju dabar su 204 C klasė, darau regeneraciją DPF filtro, bet žiauriai nesmagu, kai yra karšta lauke. Tai va dabar 26 laipsniai oro temperatūra ir tenka važinėti be kondicionieriaus. Kondicionierius šitoje mašinoje neveikia, nors ir yra sistema užpildyta, bet nesukelia slėgio pats kompresorius. Tai va tenka važinėti su atidarytais langais, yra kaip yra. Jeigu pas jūs automobilyje yra kažkokios tai problemos su kondicionieriumi, galima pas mus užsipildyti arba pasitikrinti, ar nėra kiaura sistema. Tai turiu įrangą, turiu freono, jeigu kažkam aktualu, darant kažkokius tai darbus, galima pasidaryti ir profilaktiką, sakykime, nusirpti seną freoną ir seną kompresorinį tepaliuką, pakeisti ir užpildyti naujai. Dažnas nedaro savininkas automobilio šitos profilaktikos ir laikui bėgant tiesiog kompresoriai sudyla, nebesukelia slėgio. Tai tokie vat dalykai. Matau 167 procentai DPF užsipildymas, pabiški deginam suodžius. Suodžiai dega važiuojant iki 50 km/h greičiu ir sūkiai turi būti tarp 2 ir 4 tūkstančių sūkių. Tai tokie vat darbeliai, judam toliau. Jums nesinori kartais Cobra 11 pabandyti per tokias rampas. Na vat, dar vienas pavyzdys, kai skydeliai rida yra tokia, o realiai yra vat tokia. Na ką, būna ir tokių variantų, kai atvažiuoja automobilis, bet aš jam nelabai galiu kuom padėti. Būtent šis C klasė atkeliavo su traliuku. Kaip matom, turiu užsidėjęs savo adapterį, kad galima būtų stumdyti automobilį. Jisai yra nevažiuojantis.
problema, kiek išsiaiškinau, yra su ISM bloku. Jisai jungia iš parkingo į drive'ą, neutralą, atbulinį ir taip toliau. Jis yra avariniam režime, netgi nebeduoda jo kalibruoti. Tai jį pakeisti gali tik tai oficialus atstovas ir tik tai realiai į naują bloką daromas. Tai plius dar yra klaustukų su užvedimo spyna, nes blokuoja bendravimą su kai kuriais blokais. Tai dėja. Nelabai kuom aš padėsiu šitam automobiliui, teks jį tempti į oficialų atstovą. Ir va taip netikėtai persikeliam į traliuko reikalus. Ne, tralistu tikrai netapau, bet šitą traliuką sprinterį tvarkiau šiek tiek programiškai. Tai grįžtant į traliuko reikalus, automobilis atvažiavo pas mane su problemėlė, kad pradėdavo trūkčioti. Nei iš jo, nei iš to tiesiog dingdavo gazas. Ir kaip savininkas sakė, kažkur jau buvo programuotas ir darytas AdBlue, DPF ir EGR. Atsidarius programą, pastebėjau, kad tikrai tenais ne viskas padaryta. Tai iki galo išjungiam visas ekologinės sistemas, kad nebūtų kažkokių tai klaustukų iš jų. Ir važiuoju dabar testuotis tralą. Viskas turėtų būti su juo tvarkoj. Iki čia atvažiavau, kaip ir nedingsta, nieks netrūkčia trauka. Tai žiūrėsim, kaip toliau bus.